C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Treneri, tai 7 pergalių serija dabar. Ką reikia daryti, kad pratęsti šiose rungtynėse? Pamiršt seriją, kaip baigėsi su ateinančiom kitom rungtynėm. Tai jau kas įvyko, jau yra istorija. Nei vieno taško nenusinešim į rytdienos rungtynės. Tikiuosi ir tikiu, kad mes suprantame visi šitą. Laukia labai sunkios rungtynės, nes Venecijos komanda tikrai talentinga. Gal ne viskas jiems pasisekė, bet jie yra vieni iš favoritų. Bent jau mūsų grupiai, jeigu ne visam turnyre. Kaip paminėti, Italijos čempionate rezultatas yra skirtingas negu Europos taurėje, dabar 2-4. Kas galbūt jiems pavyksta Italijoje ir nepavyksta Europos taurėje? Aš tiek nesekiau Italijos čempionato ir jų pasiekimo, bet manau, kad turi tikrai daug talento. Žaidžia greitą puolamą krepšinį, plačiai, pagrįstas labai daug individualiais veiksmais ir turi tam, sakysim, žaidėjų personalinių. Tai ir Takeris, ir Braunas, ir Spisu, dideli Vilčeris, puikus metikas ir išplečia žaidimą, vėlgi reikės kontroliuoti jų tą greitą puolimą. Neturim teisės prarasdinėti kamuolių ir turim stengtis, kad žaidimas būtų kontroliuojamas. Jūsų paminėtas Spisu, toks labai aiškus lyderis statistikoje, kaip galbūt jį reikėtų stabdyti. Nesusikoncentruočiau į vieną žaidėją, kaip aš sakiau, jie turi labai daug ginklų. Tai kiekvieną reikės stabdyti ir atimti. Jisai aiškus lyderis, žaidimas iš vienos pusės labai paprastas, iš kitos pusės yra sudėtingiau tą paprastą žaidimą mintis, nes nieko ten taktiškai labai neprigalvosi, tiesiog reikia 1-1 atimti gerasias pusės, geriausią žaidimą varžovo. Kalbant apie jūsų komandą, Rašydas Laimonas patyrė traumą, iš ko galbūt tikitės, kad žengsit tą žingsnį į priekį ir užpildys jo vaidmenį? Manau, kiekvienas turi padaryti kažką tai ekstra. Ir papildomas kamuolys, papildoma gera pražanga arba kovotas kamuolys. Ir vienas turi padaryti šiek tiek daugiau negu iš jo tikimas. Ar kol kas žinių, kokia tai gali būti trauma, kiek laiko galbūt bus iškritęs? Kol kas negaliu pasakyti. Matau, kad treniruojatės Jeep arenai, kurie kaip ir ryto namai, ir nėra keista perėti tokią aplinką? Šiai dienai mūsų tos treniruočių, mes esam dėkingi ryto klubui, kad leido mums čia pasitreniruoti, mums nereikia važiuoti į Širvintas. O mes jiems, kaip pasakyti, jie ESG arenoje žaidžia, tai manau, kad gerai, kai sutelpa 2 komandos vieną miestą, ne? C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.